manai? Kiek mašina kur? Neleidžia mėgot. Čekautas iki 9. Man blackoutas. Temsim už kojų. Viskas, greičiau varom. Čia vėluoja. Pusę valandos vėluoja. Pusę vėluoja. Vėliavos išmetis kameras, eik, ko čia susirinksit. Davai, varom greičiau. Tomijau, pažiūrėk, čia daiktų, eik. Sivarom ar ne? Ui. Ten į tą dėžutę. Oje, kaip švies. Skrovė? Tai daug, man ten pat aš. Kur sustojam? Kur sustojam? Sakyk, Aina blogeriai, jūs sakyk, kur sustojam? Rema 1000. Kas čia yra? Aina valgyt Vytus apie tiek plius. Ką, maisto kažkaip atsidūrėm alkoholio skyrių jau. Ne. Limonado, kaip jūs įdomu, čia yra. Taigi yra kola, va, Pepsi kažkur, va, Pepsi. Nepatinka. Prisipirkam biškai už kandos. Testiniam ruožui. Šiaip kainos, nu tai jo. 4 kart viskas negu Lietuvoje. O 6? Didelis, ne? Nu jo, čia net mažučiai, o 6. Krevetės kaip įdomiai pateiktos kažkaip. Pasisemt čarlį tu gali. Įdomiai. 270 kronų už viską čia, ką matot. Bandelių, dešros, sūrio, 2 gėlimai ir jogurtas. Ir kitukas tai pigiai čia prasisuko. Jo. 107. 17 eurų. Tik tai 16 eurų. Tik 16 eurų už 5 daiktus. Na. Centai. Centas. Viskas, švedijai mes. O, kertam. Švedija. Jeee! Iškart geriau. Važiavam iš vienos brangios šalies į kitą brangią šalį. Važiuojam, vyrai. Janku, papozuok. Iš kur akmenis tokius gavai gerus? Bagažinį rado. Jo, bagažiniai. Čia patys vėliai. Čia nebus, jeigu toliau uždės, ką aš žinau, ką aš neuždės. Taigi nueisim. Nu tai ten reikia važiuoti. Sveiki atvykę į Karlstadą. Ralio būstinė. Kolegos paliko mane. Tokie ir kolegos. Reik bilietą nusipirkti, tai reikia susirasti, kaip čia dabar nupirkti. Bandom į HQ Ralio. Rodo tiesioginę biškį vėluojam į patį free practice mes čia praleidom. O dabar važiuosim... Ai, gal čia pernai metų rodo. O dabar važiuosim į qualification shakedown, žiūrėt. Bilietą pasiėmėme. Janks tik negavo. Digital nusipirkęs. Dabar Vaikit filmuoti, man. Nu, ką eik, nusifilmuojam.
Selfie tai vakar Ne, norėjai padaryti. šiaip rimtai man nepatinka. Selfie tai norėjai vakar čia daryti. Tai selfie, tai man čia kalbės. Gavom bilietus. Filmuok jį jam štai. Atvykta iki Shakedowno. Kipras teiks pasitiko broliukas. Tai varom žiūrėti, ką čia rasim. Viskas, pirmą kartą ant švediško žvyro. Nu ja. Asfaltas toks biškis. Du pravažiavo, netvarkė. Dabar sutvarkė. Vieniem taip trasa, kitiem taip. Va tokia apsauga. Maršalas arba teisėjas. Ne apsauga. Jau ir akmeną gavau pagaliau. Ruošiasi visi. Ir tuoj Markas. Kipras skodži. Tai baisiai ploja gal. Aha, tai girdėjau, sakau, buvo. Ką vietinis norvegiukas perspaudė, Shakedowne biškį. Bet čia tik vėjas, tas posūkis į kairę ir likė. Ir finišas toks, kairė dešinė toks. Eskuč. Šitas prie namo į kairę. Tada, taip labai. Nematai, šneka. Žinai kaip? Tiesiog tai dugnai karė ir čia toks posūkis ir Tai ja. neišėmė kampą. Logiška. Sakai? Jo. Atėjom Reikėjo laiko, kad susiprastų. pasižiūrėti, kaip nupaišė. Nu, ubagan, kaip išsakė. Čia dabar mes labai saugiai stovim. Snapą. Ateina išvaryt mus. Galimai akmenį šitą kliūdę. Bet tada išmetė į orą. Ir tada į medį. Labai realu. Atvarėm servizą. Pabandysim pateiks rast. O čia Semeniukas SRT komandai. Šeškas išvažiavo jau į ruožą ruoštis. Toyota Gazoo Racing Team jaunimo programą. Išvažiavo visus mašinos ilgiau. Ir priėjom ir štai tokią komandėlę su Buteikio bolidu.
Monareto. Nu, ar ateis ranką paspaus ar ne? Dar nesu jį toks. Aš Markui porą klausimų. Kas? Mano tema rožinis. Sveikinu. Aš porą klausimų, Markai. Man šitas įdomu, ką? Čia tai Tito klausimas. Titas. Labas. Labas. Man porą klausimų įdomių, tai va šitas vienas jų, kas per čia, ką reiškia. Kaip čia taip trumpiau? Ten per porą vietų yra vienas Latvijos, kuris važiuoja. Tai mes turim bendrą chatą. Aha. Nedaug mūsų ten keturiesi. Su to Latviuku? Aš, Markas, Aha. Seskas ir dar vienas bendras mūsų draugas. Nors mes kažkaip taip gerai sutarėm, turėjom daug visokių bendrų laiko praleidimo pramogų. Ir kažkaip sakom, reikia kažkaip... Šaunam prikolą. Ir reikia įprasminti vizualiai. Tai atsirado Special Braliuka Edition. Tai va, Tai šitą galima rasti pas jį, tokį pat. ne, jisai man atrodo šitos neusidės, bet jisai man prisižiūrės, kad užsidės ant garso mašinos. Ai, tai dar geriau, dar Kiek jis ištesies, aš abejoju. Ir aš dabar matau, kad čia kažkas čia su lietuviška vėliava. Gerai, kol neatėjo. Dar kitas klausimas. Kodėl slengstis baltas? Ai, čia apsauga net. Ok. Kas čia tokie? Ai, dabar jau supratau. O tai jau, čia festai ruošitės. Palaikymas. Ei. Spalvas, Tai va tiek, tas serijos mums įdomus, tik Markas, realiai čia mums daugiau čia. O daugiau šiaip nieko nėra, nes išvarė jau didžioji dalis sebras. Tai varom ir mes netempiam gumos. Žygiuojam link pirmo greičio ruožo. Paskutinis tom jiem lygiam. Nerangiausi. Per kiemus žmonių. Žiūrėk. Dėl to, kad pamiegota biškai. Nu, čia taip įdomiau grįžtam.
Tai priekį taip pat ėjom per tokį. Tiesiog belia kur. Ten fanai traktoriai? Aha. Susitrado draugų jiems. Švedai. Oras tai toks, ką, žinau, Oras tai su. kaip prieš rudenį gal toks nei šilta, nei šalta. Toks. Nu jo, toks Sumaikė gal per vėsų, bet šiaip nu, toks. pats tas dabar. Šiaip jo, gero. Švediškas toks. Tai žodžiu, šiandien dieną turbūt uždarom. Galimai dar gal iš viešbučio padarysiu apžvalgą, kaip ten gyvenam, gal ir ne. Biškį nusikaliam šiandien. Nors tipo 2 ruožus tik matėm čia, bet kažkaip nuovargis. 120 man. Net ne 120, kiek. Mažiau. Realiai gal 100 man. Žodžiu, Markas pravažiavo gerai. Buvo antras vienu metu, dar ten porą tokių nutrūkusių pravarė. Tai gal biškį pakrito, bet šiaip visumo gerai viskas. Tai žodžiu. Greičiausiai susimatom rytoj. Atia. Jo.